Taigi, sveiki visi, šiandien filmuoju naują video. Savaitės laiko, taip, grįžau iš stovyklos, jau pradėsiu filmuoti video. Taigi, šiandien darau pamoką, kaip sukurti savo Minecraft paveiksliuką. Man atrodo, daugelis jau žino, bet aš dar, kas nežino, pažiūrėsiu šitą pamoką ir sužinosit. Taigi, rašome, aš įdėsiu į description linką. Lemba. Aš suvesiu, man nesunku, bus description linkas. Va, čia įsimeta visos paveiksliukus. Va, čia daug labai, kokį nori, tokį renkatės. Man tačiau labai daug. Taigi aš pasirinksiu, tarkim, su šuniuku šitą. Paspaudžiam, laukiam, kol iškraus ir va, čia yra, dabar yra paprastas styvas, galite pačiai, pavyzdžiui, pasirinkti kokį norit smogeliuką, skiną, va, pavyzdžiui, čia mergaitė, aš pasidėsiu savo, ir spaudžiam player, čia galite vesti belia kokį niką, kad ir jūs, va, čia matot mano, dar spaudžiu šitą, patarčiau tokio dydžio, nes čia yra pats geriausias, jūs galite ir pasirinksiu šitą, va, tuoj turėtų pakrauti, va, čia galite pridėti visokių, aš nedėsiu, man nereikia, aš pasiliksiu default. Taigi, tada spaudžiam download, čia formatą, tada, va, matot, atsisinti, tuoj turėtų, vat, tuoj turėtų. Va, mano paveiksliuką, kurį susikūrėm. Va, matėt, susikūrėm savo Minecraft paveiksliuką. Jo, čia mano skinas, čia šuniukai, gražus paveiksliukas. Susikūrėm paveiksliuką. Taigi, tada jau susikūriau išeinu. Jei norit, galit, čia daug paveiksliukų yra, norit, galit tokį susikurti. Nu tai va, ši pamoka baigės, tikiuosi, kam nors padėjau, kas nežinojo, tai viso gero, iki kito video. Bye bye, viso gero, kitą video pamoką baigti. Bye bye.